Nu ką, mėly bičiuliai, šypsena veide, dėl to, kad sala pasibaigė ir važiuojame su nauju projektu. Naujas projektas, jau iš pavadinimo matot koksai, ne viskas įskaičiuota, apie jį sužinosime daugiau jau pirmoji serijoje. Tad daug ką pasakyti neturiu, bet labai džiaugiuosi, kad šitas projektas nėra toks senas, praeitą vasarą, metai dar net nepraėję, kadangi daug kas prašyt naujesnio projekto nei sala, tai dabar turim naujesnį projektą. Žinoma, jeigu norite matyti neiškarpytas laidas, be mano komentarų, jas rasite tv3play.lt portale. Nuorodą paliksiu, žinoma, kad aprašyme. Dabar ką, reikia šokį naują posakį sugalvoti. Jei ne viskas įskaičiuota, tai nichuja mes nieko nesugalvosim. Sugalvokit jūs komentaruose. Negalim sakyti plaukim į salą. Neplauksim į salą dabar. O dabar pažiūrim, kas mums įskaičiuota ir kas ne. Kaip čia gražu, kaip nuostabu. Iš karo nuostabių kadrų ir stadom. Ką, vedėjas? Vytautas Mikaitis. Gal įdomus sprendimas dėl to, kad jis bičas ir provaltūro direktorius ir vakarėlių užkūrinėtojas, tai gal dėl to bus bairį žiūrėti su juo, bet gal dėl to ir bus jis hujovas vedėjas. Nenusistatom iš anksto, žiūrėsim kaip bus. Aišku, kadrai pritaikyti prie jo vlogus pilna va tokių kadrų, tai čia galimai netgi jis ir operatorius netgi tos laidos. Man nuobodu. Kur jie visi? Nuobodžiauja. Laukia dalyva. Man neramu širdžių. Laukia dalyvių Mikaitis nuobodžiauja. Ohoho, kokios mergino. Viena blondinė, kita brunetė. Nu čia gerų padavė. Kas režisierius arba scenaristas šitų scenų? Cringe'as, o dar tik tais minutė praėjo. Bet čia kol kas, kaip suprantu, pristato mums dalyvius visus. Kas čia toks nesusipratęs? O, sako. Į šitą pusę. Į šitą einam. Dieve manogi, prie manęs. Ei, alio, prie manęs. Aha. Nu. Palaukiam biškį. Ar tos dalyviais palaukiam. Nusimato čia vakarėlis mano. Gražų, žavus jauni, ištroškėsi nuotykių. Okei, Vytautai mintise prasidainuojam, pasitempiam, išaušo tavo šlovės valanda. Kaip blogai sumontuota, aš iš karto tiek kriterijų turiu. Garsas, muzikos garsiau už Mikaitį patį eina, aš nežinau ką čia. Nu, fotkę šaunam. O, visi dalyviai. Matas. Sokoloko. Dar žinomas kaip Sokoloko. O tu, ką mes turėjom ir tobulą mečą, kaip žiūrėjom, turim ir šitą, ir aplamai. Užsiminė daug kuo. Esu ir pokalbį su juo padaręs apie tobulą mečą kartu su Gerka, tai jei kažkas domins, tai mano kanale rasit. Apie tobulą mečą viską pašnekėjom, paplepėjom. Pilnai nuo A iki Z. Caroline. Na, užsienietį? Lyvijus. Nežinau, Austėja. Jau čia naunėjimai prasideda. Paulius. Okay. Ona. Vydas? Ai ne, ei Vydas. Aš įgalvoju, kad Vydas. Bet galimai mes į Vydukų praminsim dabar jau. Ei Vydai. O, Jovita. Okay. Saulys. Gerai. Nu ko jau ko, bet vat, kad šitą dalyvę pamatysim šitam projektą, kurį žiūrėsim, aš nesitikėjau. Ir aš žinau, kad čia bus didžiausia kontento prasme bomba. Apie daug gražių žodžių neina surinkti. Bet ir aš nenoriu važiuoti ant žmogaus, tai viską paliksim juoko formą. Jei kažką pasakysiu, neįsižeisk, brangioji Eva, arba kaip tu ten save vadini, Eva Carter. Nes jau matėme mes ją per mano streamus kai kuriuose projektuose. Pasakyk man taip, ar dar kažkas tokio, tai esam susipažinę su šitą dalyvę ir aš jums pažadu. Jinai nustebins kiekvieną. Negaliu patikėti. Viskas. Nemažai dalyvių. 8 ar 10 ar 12. 10. Reikėjo šitaip. Čia. Wow. Ne viskas įskaičiuota. Antro sezono dalyviai triukšmo! Nu ką, sveiki atvykę į Ispaniją. Nežinau, kas pirmą kartą, kas ne pirmą kartą. Oras fantastiškas, vieta nuostabi, ne? Kaip jau matot. Smagus visus matyti. Tai ką, susikrovė daiktus, sunku buvo pakuotis, Pauliau? Nenormaliai sunku. Pauliau, tu nepanai, kad būtų nenormaliai sunku susidėti daiktus. Viskas, ko tau reikia, tai 2 poros trusikų, kelios koiniais, maikė viena. Nežinau, nes ir tai gavot po maikutę, tai savo papildomą vieną ir realiai ir viskas.
Viskas, ką ten, kaip bičias gali prisidėti makiažų įsidėsi, nebent tu dažaisi, Pauliukai. Gal nustebinsi, Pauliuk. Nežinau, čia, nėra ką čia dėtis, ką čia apsimetinėja, nenormaliai. Krovai. Vos uždariau lagaminą, O, suspaudžiau bля. su keliais išėjau. Jau mačiau Saulius su austėja lik vyras su žmona atvažiavo. Okay. Na, žinot, viskas pasimatys projekte. Ką sako žmonės, nebūtinai yra teisybė. Ką? O ką sako apie tai, Sauliuk? Aš nieko nežinau apie tai, Sauly. Ką sako, ne viskas tiesa, bet ką sako, tai tiesa, ką pasakys, tai bus tiesa. Gerai. Viskas jau. Da. Nesitikėjau tokio intervo. Nu, gerai, Jovita, ką gali papasakot, kokie tavo įspūdžiai pats atvykimas čia? Sunku, labai sunku. Mergaitai mėnesių su tokiu mažu lagaminu čia yra labai blogai. Pizda. Pusė suknelių liko ir aš visą projektą tikrai zysiu, kad aš galėjau ją užsidėti, bet aš jas neturiu. Nu jo, vargšiai mūsų Jovita. Ne viskas tilpo. Ne viskas įskaičiuota iš tą lagaminą buvo. Blogai. Į 9 kg va tokį lagaminiuką mėnesį, tai yra labai sunku, tai aš įsidėjau viską ant žemės ir taip galvoju, šito reikia, gerai, telpam, aha, netelpam, nu gerai. Žodžiu, susidėjau, ką norėjau. Netrukus keliausime į jūsų vilą. Gerai? Kadangi turbūt žiūrėjot praeitą sezoną, tai nebus tas pats, kaip jūs įsivaizduojat. Ok. Įdomu, kuo skiriasi šitas sezonas. Pirmą sezoną esu matęs, bet ne visą, dalyvių visų neatsimenu, bet linkėjimai Antanui. Antanas, tai mano kaip ir pažįstamas. Tas pats Antanas, kuris su purvinom pėdom buvo. Tai jo Antanukui linkėjimai, o šiaip kuo skirsis neįsivaizduoju, bet aš antro sezono asmeniškai nesu matęs. Tai arba nustebins, arba ne. Šūkis kaip į salos. Ką, kelioniai prasidėjo? Per akmenis, per smėlį. O Jėzau, takais takeliais. Čia tai atsargiai, žinokit, Šaika, kas su lagaminais, aš nežinau, kaip jūs praeis ten. Čia baisu. Ai, tu savo, Jėva, kaip tu čia šneki? Keba iš Londono būsi? Labai sunku eiti, visų pirma, tas toksai kelias, labai pavojingas ir mes sakys galvojam, gerai, o tai jeigu mes dabar nukrysim, o tai kas dabar bus, nes tu eini Kur ir nukrysi? tiesiog Platu ten vienas belika. žingsnis ir tu gali tiesiog nukrysti. Tas akmenukas, jis nėra surežisuotas. Kelelis pasirodo ne toks lengvas, kaip galėjo atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Žiūrėkit, kaip platu iki to vandens, kaip toli. Va dabar tai bus. Jis Va dabus. dabar tai bus jau šakis. Man vienam atrodo, ostė apsirūkius. Pažiūrėkit, kaip aukštai akys kažkaip. Va tai vanai kalba. Tai va kalba, aš nežinau, ar jaukiai atrodo, aš pats jas nematau, tai. Va dabar tai bus. Va dabar tai bus šakis. Čia mūsų vila? Ahujena vila. Kaip bomžynas. Sveiki, wow. Kaip bomžynas. Tiek, manai, Aš nežinau, ar Jėva nusipelnė kažko geresnio iš tikrųjų. Tikiuosi, čia ir gyvensi. Kokia vieta. neblogai. Neblogai. Kokia lokacija? Seksi. Nu ką, sveiki atvykę į vilą. Antono Kraso bomžai. Nelabai girdžiu šios. Čia gerai padaryta su sofkom. Ana, stalą turi viską. Kaip ir sakiau, šiek tiek kitaip negu praeisiais metais. Mes ieškojom tiesiog tokio varianto, kad būtų prie vandens. Ir geresnės vietos tiesiog nėra. Ahujienai. Nu, toks maksimalus iššūkis tavo gyvenime. Tai galvoju, jei mes čia pasiliksim, man būtų įdomu. Čia, Man irgi. šita vieta kažkada buvo namai. Vienu metu po to įsikraustė vieni, varė kiti. Kol galiausiai, net jeigu negrįš tie, kurie dažniausiai būdavo, tada galėsim būti ramiai. Tai va, tai malonu visus matyti. Noriu pakviesti visus pasivaišinti. Sangrijos, ispaniškas gėrimas. Bent jau vynelio gaus sangrijos, nu, ispaniško gėrimuko, va, vaisiai, kaip ir nedekoratyviniai, atrodo tikri. Bent kažką, hebra, naudokitės progą, į projektą atvaryt, patys norėjot. Ne viskas gi įskaičiuota. Tai jūs palaukite, jūs manęs neklausot, ką aš sakau. Taigi nebus visiška tamsa. Tu laukiasi. O tai kaip mes džiovinsimės plaukus? Kur maudytis? Ant saulės. Nu, apsisuk, va čia kur galima maudytis. Wow. Aфиgiena šiaip. Gal tu taip elgėsi su mumis? Mes nesame tokie blogi. Saulė, baik. Saulė, nebūk toks trapus. Ilgėsi su mumis. Mes nesam tokie blogi. Man net gaila Sauliuko. Vargšas Saulius.
Aš tikiuosi, Saulio to nereikės ilgai būti. Išmesta iš projekto iškart. Mes nusipelnėme kažko geriau. Ksuna. Čia yra salionas, čia yra mėlymasis. Panašu, kad bus daug kurie salionininkas. Kaip ir realiam gyvenime, ne? Va. Nu, kas nori gal pirmas pabandyti, pasižiūrėti. Patogu. Ai, čia girdi tada patalpom viskas. Nuliuks. Gerai, tai kur sėdam? Čia. Jaučiu tą pūką. Nes nepasikrausi. Batus nusiimti reikia. Jūs čia nieko nepasikrausi. Wow. Jau cikės daužau, karočią. Man tiek susipusė, visų nuotaikos jau sugadintos, o dar hebrytė čia tik tais apie 10 minučių, bet jau visi be nuotaikos, be motivacijos, jau kažkas namo lyg nori. Kokie veidai, kokie įspūdžiai, kai suprato, kad čia gyvens. Fantastika. Man patinka juos išdurinėti. Taip ir galvoju, kad išdurinėje negali būti, bet būtų huienai būti likę ten. Fantastiškas vaizdas į Kalpę miestelį. Baseinas pasimaudyt, jie niekur nuo mūsų nepasislėpia. Kameros, ne? Visur, žiūrėk, čia. Ten netgi, ten yra kameros. 24 valandas per parą jie bus stebimi. Realybės šou ne viskas įskaičiuota, bus įskaičiuotas tik šis vaizdas. Bet ne apie patogumus, o apie pinigus. Ahujienas. Einam parodysiu. Ahujienas vilas. Nu, šai Mano bonsai. rankose 30 000 eurų. 10 dalyvių, kiekvienam po 3 000. Kad būtų viskas saugiau, aš juos padėsiu į seifą. Ant kiek Mikaitis atrodo, kad nėra Mikaitis, čia atrodo tiesiog Mikaičio kūną paėmė, bet kažkas kits veda. Ant tiek tvarkingai tiesiog atrodo visiškai ant skripto parašytas jo vedimas. Galėtų improvizuoti biškiai, nu bet aišku, jis nori, kad čia profesionaliau atrodytų, tai gerai. Mums tinka, bet jau supratau, kad skiriasi taisyklės nuo pirmo sezono. Pirmam sezone kažkaip buvo, kad bendrąją sumą turėjau visi kartu, o ne atskiras po 3 štukas. Kažkaip ten visi bendrą turėjo ir rinkdausi kapitoną savaitę ir jisai spręsdavo visą savaitę, ką pirk, man atrodo, kažkaip ten kitaip buvo, bet gerai, nice. Panus įsitaškys greičiausiai, man reikia makiažų, man tai nagų lakų, o man tai bigudukų susisukt plaukam. Nu ir ką tu man pasakysi, man reikia. Dabar matematikos pamokėlė. Kaip matot, 30 000 eurų. Toks yra prizinis fondas ir vienas iš šių žmonių juos laimės. Deja ne visus, nes kiekvieną dieną tų pinigų mažės. Taip. Broliai, kurmiai paskaičiuokim, 30 000 eurų. Dalyvis X turi savo 3 000 ir kiekvieną dieną tuos pinigus leidžia. Įsivaizduokime. Kažko reikia, išleidžia 1000 eurų, bendras biudžetas mažėja iki 29 000. Nice. Dalyvis Y 500 eurų, nusprendžia pataupyti, tarkim, tą dieną, lieka 28 500. Bet tik štuka per dieną, tai čia wow. Kiekvienam dalyviui rūpės ne tik kiek jis išleidžia, bet ir kiek išleidžia jo draugas tam, kad žaidimo pabaigoje, suskaičiavus visus pinigus, paaiškėtų, koks yra galutinis biudžetas, kiek liko pinigų. Nuo to žaidimas tik tai įdomės. Nice. Gerai, o dabar tiek apie pinigus, keliaukim toliau. Judam toliau. Kiekvieną savaitę žaidimo kris ne vienas, o 2 dalyviai, todėl šiose minkštose lovose ramiai miegoti Tu čia greitai nepavyks. tuštėjęs. 3LT portalo skaitytojai išbalsuos žmogų, kuris iš žaidimo išeidamas sutiks naujoką, kuriam turės. Hebra, čia projektas jau metų senumo, tai neveskit šito tinklapio, nebebalsuokit, nereikia nieko išbalsuoti, nebent artėja 3 sezonas. Tu aš žinau, gal ir artėja, bet dabar čia mums nieko nereikia daryti, mes tiesiog čilinam ir žiūrim tai, ką praeitą vasarą kažkas iš jūsų nematė. Ir aš tuo pačiu. Aš kalbėti jau nebemoku. Žiūrim geriau toliau. Atiduoti savo sukauptus pinigus. Kitą dalyvį išbalsuos žaidime esantis žaidėjai, o tas prieš išeinant turės atiduoti savo pinigus vienam iš senbuvių. Nice, tai kažkas galės šaibų pakelti. O, blin, pilina jau. Aš pavargau. Bet čia smirkščių. Į žalaišių. Tragedija ir tiesiog, negaliu patikėti. Geras experiences. Pagaliai kažkokį parėmė. Tai merginos, ką gaminsi valgyti? Kamera žiūri. Žiūrės, jam palgės? Reikia. Tai mes gaudysim, jūs gaminam. Nebereikia. Su kuo jūs gaminsit pačia? Tai bus vos ne kaip išlikimas, išgyvenimas. Ten, kur valgo žmonės kirminus ar kažką, ir galvoju, jei mes čia pasiliksim, man būtų įdomu. Luojasi, tvarkosi kažkas. Geras. Įdomu, kiek čia laiko jie laikomi buvo. Afik diskomfortas būtų šiek čia kažkur. Ypač panom. Nu ką, pirmas susirinkimas toks nedidelis.
Ir svarbi informacija, kadangi projektas vyksta Ispanijoje, tai geras oras yra įskaičiuota. Ir tai, kad esat čia jau vien dėl gero oro, jau jums pasisekė. Tai va. O iš tikrųjų, tai jūs čia visai negyvensit. Nu va. Ir jeigu kažkas patikėjot, tai sėkmė šitame žaidime, kai jūs kažkas išdurinės ir jūs patikėsite įvairiausias dalykais. Jo vietą patikėjau, tai matau iš akių. Kad mes keliavom kitur. Į šiek tiek geresnį vietą. Į daug geresnį vietą. Dievą paliekam čia. Čia jai ahuiena vieta. Labai gerą vietą. Bet ir čia gali būti triukas, ne? Primeskit jo nuvestų dar kur blogiau. Pasakė Mona, nėra to blogo, kas neišeitų į dar blogesnį. Nėra to blogo, kas neišeitų į dar blogesnį. Reikėjo pakartoti 2 kartus. Aš susilaikysiu nuo komentarų. Viskas gerai, aš susilaikysiu, aš tvirtas. Žiūrė tvirtas, kaip prie tos lūpos. Na, o šitoje viloje blogai bus tik kitiems, bet ne man. O, taip. Mona, niujorkietė, dirbanti ištaigingame kabarete, moka 5 kalbas. Sorry, šiaip norėčiau išgirsti tas 5 kalbas. Nuoširdžiai norėčiau išgirsti. Profesionaliai žaidė krepšinį, tačiau metė, nes mažai pinigų. Biški tokia netikra. Susipažinom ką tik su Mona. Aš susilaikysiu nuo komentarų. Jum prašau į valias po video galite rašyti, ką norit. Kai pamatai tokį vaizdą, supranti, kad tai galima tiesiog mėgautis akimirką ir džiaugtis, ką mes turime dabar ir nes Būtent, ne Austėja. kiekvienas tą patirs. Taip, Austėja, ne kiekvienas patirs tai. Eik, koks vaizdas. Eina savo. Ir viršų einam, ar kur? Kokie laiptai, eik tu savo. Tas perdėtas lietuvių džiaugsmas, bet kokiais menkais šūdais. Kilaiptai. O matėt gultus? Gultai net ne vienodų spalvų. 2 skirtingų. Mėlyni ir žali. 2. Eik tu savo. Viską apžiūrės šį, čia viską iškomentuos. Čia yra taip gražu, tas kalnas. Atrobiškių bagučių surinkom. Jeigu laiptai žavisi. Čia yra wow. Crazy. Nu, jo vitėlį. Jo turi pavydų vaikiną. Ką jinai čia veikia? O šitas projektas, jis gal ne apie meilę šitas projektas, aš biškiau įsižiūrėjęs salos, jau galvoju, kad ir čia apie meilę projektas, bet čia gal apie tūsinimą, nežinau, kaip žaibas taupyt, apie taupimą gal čia šis projektas, apie paskolų pasiėmimą, nežinau, bet ką jinai čia veikia, jinai su bičiu, nes dažniausiai vis tiek realybėje šau kažkokie romanai mezgasi ir panašiai. What the fuck? Neduok pavalgyt, duok pakalbėt. Todėl pažadu, manęs čia bus tikrai daug. O aš pažadu, aš nežinau, ar būsiu patenkintas. Bet gal tu manys nenuvilsi ir bus labai gerai. Už vasaros nuotykį. Nu, davai, už vasarėlę. Ne viskas įskaičiuota. La. Aš savo pasakiau iš karto, vavo, vyva. King in the castle. I have a chair. Vavo, vyva. Žymėjo Borato žodžiai. Mačiutė sakė, nesimylėk, nesibučiuok, negerk, nerūkyk ir nesimušk. Tai nesimuši tikrai, nesimylėsi tikrai, o dėl bučiavimus tai nieko negali žinoti. Kaip susisuks. Ir dėl parūkymo? Turi vardą, bet visi ją vadina Vyšnė. Laukite perliukų iš manęs, pažadu kasdien bent po 5. Man atrodo, turiu mėgstamiausią dalyvę iš planų jau. Ahujanai. Aš laukiu tų perliukų, tų krinžo bombyčių, krinžo vyšnaičių, netgi gal taip įvardinčiau, nes čia tikra vyšnė ir dėmesį labai mėgsta, tai čia, blėt, čia pjautynės tarp panų prasidėjo, žinokit, jeigu čia visos taip dėmesį mėgsta ir visos tokios gražuoliai su. Ar Lietuvoje buvo tokia va kaip tu, pavyzdžiui, su BBL-u? Kas ir BBL-as, hebra? Aš kitai laidai pažadu žinosiu, kas ir BBL. Bubble. Aš jau iškart vedu prie kūno kažkodėl. Nežinau, kas ir BBL-as, neįsivaizduoju, bet kad ir kas yra, turbūt Lietuvoje nebuvo tokių panų Ieva. Londone buvo. Pas mane visos draugės, darbo kolegės, visos pasidariusios. Aš nematau jų vardų savo banko sąskaitai, tai man net jų nuomonė nerūpia. Gold digger alert. Tipo, jeigu tau nemoka ne už tavo paslaugas teikiamas Eva Carter, tai nedomina tavęs jie. Iškart parodė mentalitetą savo. Pirmoji sekundai. O dabar atėjo metas įsikurti ir pasiskirstyti kambariais. O tai kodėl jūs čia norit?
Bet tai jūs pirmus ten subėgote į tą virtuvę? Taip, taip. Ne, mes aiškiai. Ką žinau, man tai nesvarbu, ar čia ar ten. Jeigu tau nesvarbu, Pauliau, tai nahui tu klausi, kodėl jūs čia norit. Jei tau nesvarbu, tai pėzik iš to kambario, duok tom panom tą kambarį ir tu iki virtuvę galėsi gaminti. Aš tai čia lieku. Tu čia nori? O tai koks skirtumas? Aš ir lieku, sar. Čia tai nieko nepristumdysi, negalima, tipo. Nu ką padarysi, kažkaip tai... Reikia, kad vienas bičias bus Aš labai daug užimu vietos. Lovų neužtenka, lovos yra 9 ir pas mus Sauliukas, didžiausias žmogus be lovos ir aš galvoju, kaip toksai dičkis yra be lovos. Dabar aš galvoju, gal aš užleisiu jam lovą ir... Aš jam užleidžiu lovą ir pyzinu iš to projektų, Saulio, imk, neskriausiu tik tais, imk tą lovą. Eisiu kur nors ten ant žemės, pasidarysiu ten ant lagamino gult, nes šiltas, nu toks mano žmogus. Esu šiaip ne vienišas žmogus, tai su panelė atsigult, kažkaip gal kreivai pasirodytų. O su bičiu ne. Su bičiu pasirodytų tiesiai tai. Yra. Aš iš vis nesuvokiu biškyti žmonių tų, kurie turi antras pusės ir varo dar į realybę šou kažkokius. Aš, pavyzdžiui, niekada nevaryčiau. Ypač su antra pusė. What the fuck? Nežinau. Žinot, į kokį realybę šou nebevaryčiau. Jei mano šaika visi varytų, ten tarkim mano kokie 9 draugai kartu, ne? Ir mes apsimetam, kad viens kito nepažįstam ir tiesiog leidžiam linksmai laiką, va, tūsinam visą kitą, o šiaip visi savi. Tai va tada tai būtų prikolas. Saulius. Drūtas kaip plienas. Paniškai bijo pelių. O retas. Aš galiu būti čia draugu, galiu būti ir kietu. Jeigu tu čia ateisi su manim kartu, pavarysime vienu metu. Galvojau, kad mažiau krinžų iš Sauliaus gausim, bet gaunam tik kiek gaunam. Ačiū, Sauliau. Tačiau vis tik tai ne lovos yra didžiausia problema, o tai, kad dar nespėjus apšilti kojų, jau kyla pirmosios dramos. O, man patinka. 3 žmonės, jau 3 merginos iš karto. O aš dar nieko nepadariau, supranti. A ne? O visą dieną šiandien sakau, Jovita, kiek ateinu, ar ignoruoja, ar kažką. Sakau, tu nueisi, pasėdėsi kartu, Man išgersi, paklėpėsi. Dabargi nebuvo jokio tavo. Apsimetinėjimas, bet taigi visi nori. Tad biškai parūpėti viską. Aš jau matau, bet jau iš karto, bet tai Mona vienintelė, kuri, ta prasme, savo, o jos 3 visos iš karto, ta prasme, jau kartu, žinai. Matau, kad jie būtų į kompaniją neprimta. Kažkaip nestebina mane, žinai, taip. Aš taip tiesiai šviesiai pasakysiu. Arba jos tavi žinojai seniau. Arba tu spėjai oro uoste kokį šūdą nutaisyti, kur pamatė, kad, o, vaikinė, čia su tokiam panelėm neprasidedam. Et kaip juokinga, kad jie va jau pirmoji laidoj, karočią jau. Jau pirma, kuri dramą sukėlė. Net nebejau, kad tai bus. Ieva ir Livijus į ne viskas įskaičiuota vila keliavo iš Londono. O visi kiti likę dalyviai skrido iš Vilniaus ir turėjo galimybę daugiau laiko praleisti kartu. A, čia jie su blondinė. Mes beveik visi kartu, va čia, va. Žiauriai faina chebra. Jie 8 kartu atskrido, mes 2 atskirai. Jie jau 8 iš karto susigrupavo, draugiškesni. Toks gavosi kaip biškė atstumimas, ypatingai merginos, nežinau, ar kaip su vaikinais, yra gal ir keli vaikinai, aš nežinau, bet susigrupuoja ir va jau žaidimo taktikos daro, čia va. Kur tu tą kepurę nuroji, Ieva, man geriau pasakyk. Ir kur tu žiūri? Kamera yra prieš tave. O jie visi čia susigrupavę ir daro kažkokias taktikas ir jie, ta prasme, su manim nebekalba. Ir aš nežinau, iš tikrųjų, Ieva, galite žiūrėti kamerą? Tai aš žiūriu, ta prasme, viskas gerai. Ir aš nežinau, dabar man kažkaip nebemalonu šitam projekte būti. Kur tu žiūri, Ievoti? Ką išim, taip pala, jūs gal visą kristą, bet tipo jau, kad jie ilgiau... Jūs tik nežiūri kamerą. Bent jau tuos išmetėm. O, atsisukai. Tas biesina. Ieva, promo modelis iš kitos planetos. Tikrai, kad promo modelis iš kitos planetos. Su šitais auskariukais. O huienė auskarai. Vis tiek jau matai... Gojom paskui. Ne, bet vis tiek matai, jau dabar yra 3 merginos susibūrusios kartu. Na, aš tai su visais, manau, čia gerai. Ne, tai bet vaikinai tai pastovi su visais, bet, pavyzdžiui, kaip sakau, merginos... Perkenai. Mums problemų nėra. Čia jau jūs žiūrėkite. Dabar laiko. O jūs, mergos, spręskite pačios. Viskas bus gerai. 1 valandoj susėdėjau su visais. Jau Ievas, jinai jau dėmesio negauna, jau viskas pizdavo jai. Jau depresūcha ima. Vis dėmesio nieks jai neduoda. Perkščiai šitai mūsų. Bachurai. Jėzus, tai greit prasidėjo sąjungos. Nu, nesupranti, aš sakau, bendravau su to žmogum prieš projektą ir kai atėjau, pažinau ir kad nebuvau tuo momentu, žinai, bendravimas pasikeitė, žinai, ir tu ateini tipo... Čia visko tikėtis gali. Nu tai palauk. Bet ir matau, kad aplamai aš matau, kad nepatinku ir tai pačiai man. Aš taip galvoju, gal aš taip prisigalvoju, kad aš nepatinku, žinai, gal tik man taip atrodo. Tai tu neprisigalvok, Ievute.
Per anksti prisigalvoju, bet ta prasme, bendrausiu Jovita prieš projektą, o dabar tiesiog, va, ragų kontorai iš Jovitos ėjai. Maladies. Gerai, važiuojam. Viskas tavo mintyse. Jo. Kai jie įvardino tai tris panelės, kurios jau kažkokią tai komandėlę pagal ją turi. Bet tendencija tokia yra, kad tiesiog Ieva kartais galbūt per daug šnekėdama savo kasą duobę. Taip. James Bluntas atsėdė, nagus kramto skanaus. Nu. Dramos viloje verda nuo pirmų akimirkų. Niekas negali suprasti Ievos nepasitenkinimo dėl kitų merginų draugystės. Ji jaučiasi atstumta ir apgauta. Vargšiai. Bet aš matau, kad žaidžia žaidimą, žinai, kas nori išlikti, būti mėgstamas, visų kitų nesipyk, žinai, o kas, pavyzdžiui, aš tai nemėgstu. Jeva, ką tu čia, blėt, prisiprauta? Tu pirmą valandą šitam projektui ir sako, aš jau matau, kas žaidžia žaidimą, kas nori išlikti ir panašiai. Ką tu pirmoji valandą gali matyti? Tu šiandien atsipūsk, kalk tą sangriją, patūsink, viskas. Va tokia esmė šito projekto pirmos laidos. Pirmos nakties, gal ne taip įvardyti reiktų. Aš tai matau, ta žertva, jau jinai su manim negražiai kalba. Ką tu, blėt, komedijantį? Tu apsimetinėti ir tipo nepasakyti, jeigu aš jaučiu nuo tavęs kažkokį baibą. Bet aš jaučiu. Nu, pavyzdžiui, aš nuo tavęs nejaučiu. Aš, pavyzdžiui, nejaučiu nuo tavęs to tokio vaibo, kur, pavyzdžiui, atėjus prie Jovitos, kaip tada tau pasakoju, kur pajaučiu tą vaibą, ne? Aš tą jaučiu. Prie tavęs, jeigu norėčiau, irgi jaučiu, pasakyščiau, žinai, kad aš man matai jau. Vaibu jautė, blė. Tai ką, žinau, naik pasikalbėk. Aš dabar čia turiu bandyti prieiti jūsų ratą, žinai, įsilieti ir priimkit mane, žinai. Nu, ką žinau, nes irgi, kaip sakau, tik kad jom 3 kambarį užsijėmė tarom, žinai. Žinai. Nežinau, ta prasme, dėl to, kad aš... Tai žinai ar nežinai? Tu žinai ar nežinai jau? Žinai. Nežinau. Aš tikriausiai nepatyliu ir neapsimetinėju žodžiu. Natūrali. Nežinau. Tai nežinau. Ar sakė Ieva, kad tu nedraugiška? Ne. Jinai taip sakė. Jo, reiškia, aš vienintelė nedraugiška. Tu nedraugiška? Sakė, kad aš tipo su juo nebendrauju. Aš galvoju, jinai sakė, aš nedraugiška. Ne, aš nedraugiška. Rimtai? Faktas, kad aš galbūt su Austėja ir Jovita artimiau bendrauju, bet aš nematau nieko blogo. Caroline, pedantė, gerietė iš prigimties. Nuotykius mėgstu, bet dramos tikrai ne man. Bet man tas kažkaip nepatiko, nes aš pajutau, kad tai buvo tiesiogiai, ta prasme, kažkaip mums skirta. Ir jinai sėdi ir sako, tipo, tu nedraugiška. Nesikalbės. Ar tave veja? Ne tai, kad veja, bet Stumenijos. ir kažką pasako ir taip toliau, žinai. O tai ką tau pasakė? Kažką ten. Tu tokia, kažką sako ten pasakė, nu, blė, tu jie prisigalvoji, tau nieks nieko nesakė ir jau tu prisigalvoji. Pakomentavo, arba sakau, kaip tik atėjau, žinai, irgi 3 ten šnekas telefonai, iš viską žiūri, aš tik priejau kažką. O tai matėme telefoną? Nu, čia prieš tai, kai buvom, irgi atėjau, sakau kažką ir iš karto Jovita, einam prie visų. Tik aš atėjau. Nu, tai taip, jau prieš šaikus. Pasakė, kad man nepatinka dviveidžiai žmonės, kurie 2-3 susikoboruoja, ta prasme pasidaro kažkokią grupelę ir būna kartu. Bet aš kaip sakau, čia yra normalu, nes yra kambariai po 3 žmonės, atsisėda ir sako, tu esi kino monas ir Austėjas pasikėja ir tu čia žaidi žaidimą. Aš turiu dabar prieiti ir kad mane pamėkit, žinai, ir priimkite savo ratą. O kaip tu esi pirmoji laidoj? Taip įsikalinėt, tai čia yra aukštasis pilotažas. Tavrasme, panelė, nusileisk ant žemės, viskas. Atrodo, aplinkė projektas sukasi dabar. Čia ne viskas įskaičiuota, tobulo mečio Ernestas. Tai va čia yra Ernesto moteriškoji versija šitam projekte. Eina nafik. Ir manęs tiesiog nepriėmė. Personažų neturi, vieną tik turi. I'm done pushing, aš net nebeinu, aš jau... I'm done pushing? Taip, nes aš, ne tai, kad tu neužsidarysiu, bet ta prasme, aš nebeisiu ir nebebandysiu, ką dariau prieš tai, supranti? Man atrodo labai vaikiška, atrodo esam suaugę žmonės čia. O, Vydas. Oi, manęs nepriima, nu tai jo, tu jausies kažkiek svetimesnė, tu... Kelius, juks. Būni čia kelias valandas, tai Ieva tai kol kas, nelabai, bet nepatinka. Jasna. Nu, Vydukai. Prieš pat realybės šou išsiskyrė su mergina. Nu, Vydai, tikiuosi pastumsi tu čia. Vaikystėje buvo marozas, bet galiausiai jį išgelbėjo teatro būrelis. O, aš nežinau, tais, kurie nuotraukai, tai jis toks jau labai marozas. Ir jei marozas, tai teatro būrelį nuėjo, tai tikrai visiškai, aš nežinau. Šakių marozas, kur tu gyvenoje, Vydai? Prasme, turėtų būti mažas kaimelis arba miestelis, kad tu ten galėjai būti marozu taip apsirengęs su Coca-Cola daro maikė ir
Dar į teatro būrelį eidama. Atvykau į geriausią metų vakarėlį, o galų gale aš pats esu vakarėlis. Važiuojam. Drąsus pareiškimas iš Eivydo. Kas norės tą žais, kas norės žaidimą žais ir išmes tą, kas jam didžiausias konkurentas. Pavyzdžiui, aš tai matau, ką aš dabar išmeščiau. Jovita. Turiu vieną žmogų iš karto. Pavyzdžiui, matau, kas neišbus čia, net nenori būti ir dabar išmesti kažką vien dėl to, dėl kažko man būtų gėda. Ir pavyzdžiui, dabar matau žmogų, kuris net nenori čia būti. Jeva, kažin, nepyzins iš projekto pati pirma. Man tokia nuota, tokia paprasta, lengva nuota, kužda, kad tu pyzinsi pirmą iš to projekto. Realiai su ją kalbėti yra kaip su siena, nes jinai turi kažkokį tai faktą įsitikinusi ir jinai jį kartos. Maldėts, Mona. Nurydinai Jevą jau. Per 2 valandas. Jūs atsigulsit su Jeva? Aš nemegosiu. Aš nemegosiu. O mes su Saulium susitulsim, nes... Mona po traukiniu iš karkiša. Jūs atsigulsit su Jeva ir mes turėsim kur miegoti, visiems užteks lovų. Aš nemiegosiu su Jeva. Iškart pirmas pareiškimas, aišku, Mona, laikykis tvirtai, nemiegok, blėt, su Jeva. Mes didesnė. Aš gal su jumis. Jo, geriau. Su Dilijom? Taip. Gerai tada. Tai davai miegokit kartu. Tai... Saulius labai storas. Jeva. Aš. Saulius labai storas. Taip jis tiesiog, karočią, tu matei jau raumenis. Eiktų, nahui. Klube sėdi, va tai, va, kočioja bytskė lengvai. Storas, sako. Čia tiesiog surinkti grėbliai, karočią, ir vyras. Ir taip ir atrodo, kad jisai storas. Kesnės storas. Aš su Jeva nemegosiu, aš su Sauliu nemegosiu. Tai su kuo tu miegosi? Mes su tavim megosiu. Na, mano skonio gal sakyčiau, pana. Iš bendravimo viskas gerai, bet... Tie visi padidinti dalykai ne man. Jasna. Livijus. Sportas, sportas, sportas. Čia atėjau, nepasėdėt, o nugalėt. Stebėkit. Čia atėjau nepasėdėt, o nugalėjot, stebėkit. Drąsų žodžiai. Nu, negaliu vadinti fuckboyum jo, bet, nu, labai jau toks mylintis savo kūną atrodo. Ne, panos? Myli savo kūną. Livijus. Jovita, mes ir tu, mes nežaidžiam žaidimo, mes esam atviros. Gal tau Mona labiau patinka negu aš ir viskas, žinai, kaip būna. Gal tu susipažinai anksčiau, dabar tau Mona, Austėja, Karolina artimesnė. Bet mes nėra tokio. Tai man tas ir buvo keiščiausia, kad aš Livijui pasakau, sakau, Jovita, man tokia, sakau, maladės, sakau, susibendravau, sakau, žiūri, žinai. Bet tai yra labai negražu, kai tu kažką tada atstumi. Aš tavęs neatstumiau nei... Ne, jūs teisė telefoną žiūrėt, žvengėt ir aš tai priejau, sakau, ką čia žiūrėt ir tu sakai, ai, einam prie visų prisijungiam, tik kai aš atėjau. Bet čia, blėt, nėra atstumimas, čia tiesiog taimingas, Jeva, blėt. Jau. Nu, supranti, aš to neakcentavau. Jūs apie tą patį, come on. Būtum pasakęs, čia yra. Kas tau buvo? Ne, nu, tai tiesiog, ne, tai mes dabar viską, ne, tai išsiaiškinom, viskas yra gerai. Ar tikrai išsiaiškinas? Ne, kad aš susipažinau. Ne, aš dėl to aš dėl to tavęs nekaltinu, aš tiesiog buvo negražu. O, Eivydas, vakarėlio užkūrėjas. Va, atrikai draugį, visą kitą ir aš maniau, kad tu esi kitokia. Bet aš pamačiau, kad tu apie mane susidaryti kažkokią nuomonę. Rokim nuobodžiai, o čia jepina. Dabar, matas manęs nemėgsta dabar. O tu verki, Jovita? O tu, blėt, verki dėl jos? Pirmiau, ką tu čia apsimetinėjai? Nereik čia verkti. Ne, ta prasme, didesnį dramą neįtikėjomės pirmoji serijoje. Myliu dramą. Nes jūs irgi susipažinot su anksčiau negu su manim, tai jūs irgi palaikysite. Kartu jinai įsivaizduoja, kad dabar jinai yra atstumtoji, galima sakyti, bet aš manau, kad čia yra visiškai nepagristi kaltinimai ir, nu, yra, kaip sakant, spaudžiamas iš to didelė drama, nors tikrai jos čia neturėtų būti. Mane vadina Soko Loko. Dėl šito loko aš laimėsiu šitą projektą. Dėl šito lopo? Aš laimėsiu šitą projektą. Taip galvoju, kad pasakys, bet gerai. Nu davai, matau, kai linkim sėkmės, laimėk tą projektą. Taip jau mes matėm tobulą mečą, kaip jisai gerai gamina tobulą mečą, kadangi nugalėjo. Bet šitas projektas buvo porą mėnesių anksčiau filmuotas, nei tobulas mečas, tai pažiūrėsim, ką jis 2 mėnesiai prieš tobulą mečą veikia. Ir nedaug dievė, da jis nugalėtų, ta prasme, būtų nugalėjęs vasarą 2 projektus, tai čia visiškas realybėj šou nugalėtojas. Aš nenustepčiau, jeigu Soko Loko pamatysim naujam projekte. Kad ten bus toksai vasara projektėlis realybėj šou vėl. Tai nenustepčiau, jeigu jis nugalėtų, nu tai linkim sėkmės, žinai. Nežliunk. Tašaros pirmoj serijoje. Atsiprašau, kad tartu. Čia dėl to, kad... Nereikia. Ne, nieks ir ne. Ne, man, aš tada dar labiau, žinai, Jo, nusiramink, viskas gerai, jo? Tos ašaros savaime patikėjo, nes
Nu, tiesiog man nepatinka, kai mane taip žmogus... Patekėjo ašaros. Stumia į kampą ir aš labai jaučiausi tokia, lyg kažką blogo žmogui padarius, nors aš nieko blogo nepadariau, aš visą laiką kartojau, kad viskas gerai. Žiūrėk, tave Matas palaiko, visi palaiko mane to išmesti kitą savaitę. Dėl to. Palaikau, kas yra. Mane išmes kitą savaitę ir viskas pohui. Šiaip nenustepsiu, jeigu Ievutė mūsų iškris pati pirmą galėtų ilgiau pabūti. Ta prasme, jinai kaip to projekto ir Ernestas, ir Vaidas Salos dar atsimėjau dar vieną tokį smagų dalyvį, irgi kur dramas mėgsta ten, pizai. Visų draugas, o tada jau pizdėts. Vaidas biškai vėliau atsiskleidė iš čia. Nuo 20 minutės, kai varo dar nebuvau sustojus. Supasi, pirmas vakaras, mes vienas kito nepažįstame. Aš tai nepadarysiu, kad kažkas už kažką kitą balsuotų, nes dabar visi labai su visais gerai sutarė ir aš esu vienintelė, kuri dabar čia esu ta, Ir šiaip tu labai stilingai, Ievaškai. Wow. kuri problema, žinai. Pirmas vakaras ir tiek nesąmonių. Nu, tikrai. Pravalas kažkoks. Pravalturas. Bet bent viena gera žinia ta, kad kol vieni pykstasi, kiti laiką leidžia taip, kaip priklauso. Aš Pirmas vakarėlis toks iš pradžių nedrąsiai prasidėjo nuo sangė. Kur tu Vytai? Vydukai dingęs? Kur tu dingęs, aš nesuprantu. Jis intervus dalina, tu blėt, eik patūsinsi, į tą baseiną iššoksi. Aš tas nematau Vydai iš vis. Ir merkės akis. Ir taip lėtai, po to įsivažiavom ir prasidėjo stipresni gėrimai. Ir tada jau taip nuotraukam, bet atsimenu. Nors tau 39 ir tu girtas guli tyliai, Palanga tau nepadės. Kaip toliau? Palanga nepadės. Mes labai mažai bendra. Saulė, kiek tu? 3. Jau. Juk mūsų tik. Kas? Saulius neina nuo Milijonas. Pirmas aš savo kraują. Koks čia pravalas. Jie tikrai visi įkalė ir kas čia vyksta, tai čia yra jau katastrofa. Ieva, tu, blėtgi, Londone gyveni, tu nei vienos lietuviškos dainos nemoki, bet kokią dainą bando įstot nahus išgalvotai žodžiais. Nedainuo geriau. Nėra kažkokio didelio diskomforto. Matas apakęs. Tiesiog norėsim kuo ilgiau visi išbūti čia ir laimėti projektą. Paul Lesterį. Jis kažkur matytas, blėm, aš per kokį streamą čia būsiu matęs jau jį. Kažkur matytas, tik nežinau, kokioje cringe'iniai laidoj, nes mes tik tokią žiūrim. Tai, nežinau. Prasidėjo naujas mano gyvenimo etapas, todėl esu pasiryžęs eiti iki pergalės. Jasna. Tu suvaibinai tai baisiai, kad, žinai, tipo, tu eini pušinį kažką bandai ir... Ant tokio, kad tu pradėjai žaisti. Darius kurva ėdasi. Taip katys jau. Tu pradėjai žaisti, kad tu liktum šitam šou, Karolina liktų, Austėja liktų, pirmą mane metam, paskui Livijų. Jau iš karto nusprendėt, mes su Livijų krentam. O po Livijaus ir mūsų, kas kris, jūs kažkuris. Tai čia, nesprantė. Tai čia yra žiauru dėl to, jeigu taip galvoji, žinai. Matosi, kas labiausiai neša negatyvą ir kas gali galimai iškristi. Dauguma atėjom su tokiu tikslu, kad smagiai pasibūti, pasilinksminti, nešti gerą emociją, o yra toks žmogus, kuris... O ta blėdė. Ahui, tik tais dramas kėlė ir čia trukdo mum visiems. Labai save užsispaudęs, neįgiamas emocijas. Bet jau visi nurydino Ievą. Ir toks, grinai šurmulį kelia. Išpizdolins Ievą iš tą projekto, pamatysit labai greitai. Tai viskas, baigėsi vakarėlis? Tai tiek? Tai viską išgėrė. Jeigu nebūtų viską išgėrė. Kam tu taip užžiūrė? Matėjau. Kiekvieną dieną. O, Eividas ėda kažką. Šilda fotelė. Nu tai jo, Livijus yra išties išvaizdus vaikinas, fainas. Mažas tau. Gal biškį ir patraukia mano akį, neslėpsiu. Bet iš kitos pusės, kaip sakant, pabaliavojom, atsirišo visiems, kas buvo užrišta. Mano. Kurvo, čiut nesutraiškiai, tu mano jau. Matai, kaip kojos vos nesilūžo per pusę bičio. Eik tu nafig. Nesės daugiau, taip neperspėjus. Čiut ir stalo nesulankstėjai mačiau, bet jau kojos tiem trakštelėjau, girdėjau visi, man atrodo. Subrausiu. Kokas ne. Bet kaip cringe, iš tikrųjų, atsisėdu iš oro, nori bananų. Bet, mano buvo tuščia kėdė. Kurva, taip nesidaro pirmoji serijoje. Kol kas. Aš pasidėk į kišenę, gal norės. Neužteks.
Kas čia vyksta? Skamba kaip tavo programos. Ar čia vakarėlio gaivėjai gėrimai, ar čia yra kažkokie tai santykių užuomazga tarp dviejų žmonių? Nu, nieks nežinau, Sauliuk. Ne, pasitampyti reikia. Man atrodo, vienam kambarį turim vieną už kitą, blėt, geresniais. Aš nesitikėjau, kad ta Mona šitai va pradės mus stebint. Na, savo midėje jau įskileidus, kurva. Nu ką, visiems pachmielas iš ryto. O, Vakarykštės dramas su palikime šaibom. stalčiuje. Dalyviai dar nenutokia, kad šiandien jų laukia nauji nuotykiai. Taisyklim Pradėkime supažindins. rytą nuo pinigų. Gazu duodam. Įsidalinkit. Tai labas rytas visiems, sveiki. Atvykę į vilą. Kaip ir sakiau, viskas bus kitaip. Išskyrus, kad gavot vilą, o visa kita, galbūt ką žiūrėjote iš anksčiau, daug pasikeitimų ir naujo. Good? Good. Labai gerai. O dabar pats laikas pakalbėti apie pinigus, turbūt pats svarbiausias dalykas, vienas iš svarbiausių dalykų šiame projekte. Taigi taisyklės. Bendras fondas piniginis 30 000 eurų, kiekvienam po 3 000. Taigi už juos esate atsakingi asmeniškai. Taip, su tais pinigais atrodo, jiems sumokėjo už tai, kad jie staipytų su tais pinigais. Ezi, neturėjo, atrodo, pinigų jie rankose. Pinigus leisite maistui, pramogoms, higienos reikmėms ir absoliučiai viskam, ko geidžia jūsų širdis. Būkite atsakingi, kiekviena jūsų išlaida mažina bendrą prizinį fondą. Būkite atsakingi ir už savo draugą palaidūną išlaidumą, jeigu taškysit per daug, kirsite bendrą prizinį fondą. Kaip taupysim pinigus, kaip susitarsim, ar iš vis kokią sistemą galbūt pasiūlys kažkas geresnė, blogesnė ir kaip su tuo dylinsim visi. Šitie pinigai, reiškia, nenusinešit juos pas save ten į kambarį, nepasidėsit kažkur, mes turim seifus. Tai kiekvienas turėsit savo seifą ir jūsų pinigai bus saugomi tame seife, o laimėtojas yra vienas ir tas, kas liko iš bendro biudžeto, tai kaip jūs gyvensite, pasiims tą pagrindinį prizą, kuris yra likęs. Čia yra linksmybės, tu turi linksmintis ir nesigrauzinti dėl tų pinigų. Tai va taip, linksmybės. Ką serija pasibaigė ramiai, plius minus paaiškino taisyklės, kad bendras biudžetas visą kitą, šito mes įsiaiškinom iš esmės. Taip nežinau. Kaip ryte, kaip nusteikia naujam projektui, aš tai nusteikęs labai gerai, nes tai gan naujas projektas, tik praeitos vasaros, dar net metai nepraėjo nuo šito projekto. Tai hypas. O, liuks, labai užsimotyvavęs esu. Ir tikiuosi jums patiko, tad jeigu sužiūrėjote iki pat galo, paspauskit laiką, paspauskit subscribe, nes serijų bus, žinokit, ne ką mažiau nei salos. Oi, serijų nusimato daug. Ir mes siekiam 10 000 subscriberių, aišku, tai. Dėl 24 valandų streamų. Ir komentuojam šaiką. Pakomentuojam savo įžvalgas, kažką. Tiek be spoilerių, hebra. Nespoilinam siužeto, nes tikiu, kad daugelis gali būti matę, bet daugelis ir nematė, kaip ir su sala buvo. Noriu tik pasakyti dar vieną dalyką. Pilnas neiškarpytas laidas galite rasti tv3play.lt. Čia viskas suskaičiuota, la 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 la. Ir bučiniai, ir bangos, la 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 la.